Tai visų pirma noriu visus pasveikinti organizatorių vardu Orion Securities. Aš esu Mykantas Urba, Orion Securities įmonių finansų skyriaus vadovas. Šį renginį organizuojame kartu su teisininkais TGS Baltic. Ir iš tiesų tema obligacijos, galime sakyti, aktuali ir labai įdomi tema, pagal bent jau sprendžiant antraštės keli metai. Kodėl tik dabar toks renginys? Turbūt dėl to, kad tiek mes, tiek TGS labai buvo užsiėmę organizuojant obligacijų emisijas, bet geriau vėliau negu niekad. Ir šiandien turime tokią įdomią, gana dinamišką programą, tai visų pirma pradėsime su apibendrinimu obligacijos rinkų apžvalga, tokia labiau analitinė dalimi. Be analitikos investicijose toli nenueisi, tai reikia praeiti šitą dalį. O paskui turėsime netgi dvi panelinės diskusijas. Viena paims tą tokį kampą emitento, kalbant apie obligacijas, kaip padėjo išsprendę verslo problemas. Kitas kampas iš investuotojų pusės, kita panelinė diskusija, ką investuotojai mato šitame instrumente. Ir dar irgi džiugu, kad turėsime pranešimą ir iš Iltės, buvusios Invegos agentūros. Tikrai matome iš Invegos pastaraisiais metais susirūpinimą ir norą skatinti kapitalo rinkas, tame tarpe ir obligacijas. Tad tikrai džiugu, kad yra net kelios priemonės ir apie jas pati agentūra galės mums papasakoti. Tai nieko nelaukiant analitika. Per patį pranešimą, tai aišku, norėsiu paliesti tiek ir bendrai, kadangi obligacijos yra kapitalo rinkų instrumentas. Kapitalo rinkos, kaip žinote, priklauso nuo visko, įskaičiuoja ir įvertina viską, tiek geopolitiką, tiek politiką, tiek makroekonominius rodiklius. Dėl to kalbėti, kas vyko net ir mūsų regiono obligacijų rinkoje, nepaliečiant globalių tendencijų, nelabai įmanoma. Apžvelgsime ir kaipgi obligacijos atrodo investuotojams pastaraisiais metais, lyginant su kitom turto klasėm, ir tada jau artėsim prie pačios Baltijos šalių rinkos ir galiausiai keletas praktinių aspektų planuojant leisti pačias obligacijas. Globalios tendencijos, tai nepaslaptis, kad vienas iš esminių impulsų, kuris lėmė mūsų regione tokį suaktyvėjimą skolos kapitalo ir konkrečiai obligacijų, tai yra palūkanų norma. Tai šitas grafikas, tikiu, daugam matytas. Svarbus aspektas, kad pastaruosius 15 metų iš tiesų gyvenome itin žemų ir nulinių palūkanų normų lygyje. Aišku, į tai buvo ateita po vienos didžiausios istorijoje finansinės krizės. Apie norą ir poreikį išeiti iš skatinamosios politikos tiek formuotojai, tiek monetarinės politikos vykdytojai kalbėjo jau, ko gero, jau kokiais 17-16 metais, bet tada turėjome antrą antausį COVID ir rinka dar buvo įlieta daug pinigų, ir aišku, pinigai niekur nedingsta, jie galiausiai konvertuojasi į kainų augimą, kuris materializavosi būtent 22 metais, pridėjus dar geopolitinį karą Ukrainoje aspektą, turėjome įspūdingą kainų šuolį ir centriniai bankai neturėjo nieko ką kito daryti, kaip tik tais per labai trumpą laiką nuo nulio užšokti iki daugiau kaip 4% bazinių palūkanų normų, kas atrodo labai baisiai, bet jeigu padidinsime, atsitrauksime ir pažiūrėsime iš toliau paskutinių 50 metų situaciją, matysime, kad iš tiesų nuo 2010 metų vykęs ypač žemų palūkanų politikos periodas yra labiau išimtis negu taisyklė. Tai vėlgi, kalbant su emitentais, kurių veikloje labai svarbu pinigų kaina, girdime tą lūkestį apie palūkanų mažėjimą ateinančiais periodais ir tai iš tiesų vyksta, bet pagal Federalinio banko ar Centrinio Europos banko vadovybės prognozės palūkanos turėtų stabilizuotis maždaug 2,5 iki 3% lygyje. Kitaip tariant, nuo dabartinio lygio mes turime dar kažkur 1% mažėjimo rezervą. Tai
Taip, palūkanos mažės, bet tikėtis grįžimo į nulinį lygį tikrai neverta, gal ir gerai, nes, kaip žinote, nulinėme lygyje atsidūrėme ne iš gero gyvenimo, tai nelinkime niekam dar vieno globalaus šoko, kuris priverstų grįžti prie tokios monetarinės politikos. Kaipgi globaliu mastu reagavo skolos kapitalo rinka, tai galima sakyti, kad reakcija pagal vadovėlį, brangstant pinigų kainai, verslų noras skolintis mažėja. Čia turime JAV rinkos skolos kapitalo rinkos statistiką. Kaip matome, 2021 metais obligacijų rinka, skolinimosi rinka siekia beveik $1,5 trilijono. Žemiausiame lygyje susitraukė iki kažkur 700 milijonų per pusmetį. Tai brangstant pinigam verslų noras skolintis mažėjo, gal svarbus aspektas, kad iš tiesų investicinio reitingo obligacijos, tai yra stipriausi emitentai, sviravo mažiausiai, tiek žemesnių, tiek aukštų palūkanų aplinkoje jų skola sudarė didžiąją praktiškai dalį. O high yield, aukšto pajamingumo obligacijos yra būtent tas instrumentas, kuris labiausiai reaguoja į palūkanų pokyčius. Kaip matote, susitraukimas gal net 4-5 kartus ir 24 metų pirmas pusmetis jau palūkanos važiuoja žemyn, aukšto pajamingumo obligacijos grįžta į didesnį aktyvumo lygį. Žiūrint iš investuotojo perspektyvos, vėlgi globaliu mastu turbūt viskas vyksta pagal įprastinius dėsnius. Tai 21 metais, kai dar buvo sąlyginai mažas ekonominis neapibrėžtumas, didelis augimas, obligacijos lyginant su kitomis turto klasėmis, atrodė apačioje, tai reiškia, kaip grąža buvo sąlyginai mažo patrauklumo. Kai žengėme į 22 metus, didesnis neapibrėžtumas, mažesnis ekonominis augimas, obligacijos kaip investicijos sužibėjo, bet vėliau 23-24 metais stabilizuojantis ekonomikai, grįžtant vėl investuotojų drąsai, kaip investicija, skola, galime sakyti, grįžo į tą ilgalaikį lygį. Tai tikrai paveikslas globaliu mastu, tiek kalbant apie emisijas, tiek apie investavimą į skolą, yra šiek tiek kitoks negu situacija mūsų regione. Kalbant apie mūsų regioną, vėlgi nesinori iškart šauti į emisijų emitentų analizę, pjaustymą, norisi pakalbėti apie aplinką, kurioje esame tiek iš pasiūlos, tiek iš paklausos pusės. Tai grafikas, ko gero, skaudžiai įsirėžęs ir bent jau mūsų matytas pastarųjų metais labai daug kur, tiek neobankų prezentacijose, tiek valstybės pranešimuose apie kvietimą naujų bankų ateimo. Tai bankų koncentracija, aišku, natūralu, kad įmonė, kuri nori skolintų lėšų, pirmiausia svarsto apie bankus, dėl to verta analizuoti bankų situaciją. Ir iš tiesų per pastaruosius 3 metų matome tam tikrus pokyčius, kurie iš dalies džiugina, kaip kad smulkesnių žaidėjų rinkos dalis padidėjusi nuo 17 iki 20%, bet bendrai paėmus vis dar turime situaciją, kur 2 didžiausi rinkos žaidėjai, didžiausi bankai kontroliuoja daugiau kaip 50% šiuo atveju įmonių skolos. Tai jeigu esi verslas ne su super gerais rodikliais, ne su labai ilga veiklos istorija, galbūt labai smarkiai augantis, tavo alternatyvos, į ką kreiptis bankinėme sektoriuje, kad gautum finansavimą, yra sąlyginai ribotos. Tai natūraliai tai skatina verslus ieškoti alternatyvų kitur. Iš investuotojų pusės vėlgi grafikas apie indėlius, tai kiek pamenu savo karjerą Orione, tai kas metai turbūt mes žiūrim visi tuos indėlius, sąlyginai gal varvinam seilę, bet jie vis dar yra ten ir toliau auga. Tai situacija tokia, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai fizinių asmenų indėlių likutis augo per 20% per metus. Kas labiau džiugina bent jau mus kaip finansinius patarėjus, tai dešinys grafikas, kuriame matome fizinių asmenų finansinių priemonių sąskaitose esančio turto likutį.
tai yra aktyvios investicijos, aišku, iš dalies čia didėjimas gali būti ir dėl pačių instrumentų kainos augimo, bet bendrai paėmus per pastaruosius 3 metų matome, kad žmonių investicijos į finansinės priemonės padidėjo daugiau negu 2 kartus. Kitaip tariant, gyventojai atranda investavimą kaip tęstinį, nuolatinį būdą įveiklinti savo pajamas ir taip tvariai generuoti papildomą grąžą. Tai šitie 2 faktoriai, pasiūlos aspektai, mažas skolinimas alternatyvų pasirinkimas, lankstesnio finansavimo poreikis, iš kitos pusės, aišku, išaugusi skolos vertybinių popierių grąža dėl palūkanų normų didėjimo, bet iš kitos pusės ir stiprėjantis mažmeninių investuotojų segmentas lėmė tiek pasiūlos išaugimą, tiek paklausos išaugimą ir natūraliai, kai pasiūla paklausa šoka į kitą lygį, aktyvumo prasme mes žengėme į naują teritoriją, ką ir stebėjome pastaraisiais metais būtent Baltijos šalių obligacijų rinkoje. Pabandėme padaryti tokį sintetinę emisiją ir sintetinį emitentą, tai yra vidutinė obligacijų emisija 23 metais platinta. Tai sektorius vis dar populiariausias yra finansinių paslaugų, emitentai yra iš finansinių paslaugų populiariausi. Vidutinis emisijos dydis 4 milijonai, tai nei labai maža, nei tikrai ne super didelė. Standartiškai, žiūrint į viešus ir neviešus platinimus, įprasta, kad emisija yra užtikrinta tam tikro turto įkeitimu ar kažkokia papildoma garantija. Platinimas dominuoja neviešas, metinė vidutinė palūkanų norma 23 metais šiek tiek viršijo 10%. Pats kuponas dominuoja fiksas, nors antraštėse tikrai dažnai mirguliavo ir Euribor plus marža struktūra, bet vis dėlto fiksuotos palūkanos dominuoja. Ir vidutinis terminas 2,5 metų grubiai, jis nenutolsta nuo to, ką mes matėme ir prieš 22 metus, kai 3 metų emisija, tai yra tas toks auksinis standartas ir labai retai matydavome 5 ar ilgesnio termino emisijų, galbūt tai irgi ženklas, kad mūsų kapitalo rinka dar nėra subrendusi tokiem ilgiem skolinimosi produktam. Pats aktyvumas, augimas, iš tiesų įspūdingas, žiūrint į dešinį grafiką, augimas nuo 500 milijonų iki 670 milijonų. Ką verta pabrėžti, čia mes kalbame tik apie emisijas registruotas Nasdaq CSD Baltijos šalių centrinėje depozitoriumo sistemoje. Čia nėra įtrauktos vadinamosios euro obligacijos, eurobonds. Tai yra emisijos, kurios buvo pagrindę siūlytos mūsų regiono investuotojams. Aišku, turime ten ir bitę, turime ir kitas didžiasias energetinės mūsų bankus, kurie skolinasi didelėm emisijom, bet pagrindė jau vakarų Europos ir globaliose rinkose. Mes labiau koncentruojamės į tai, kas prieinama vietiniam investuotojui. Kas džiugina, kad 24 metais kol kas bent jau nematome sulėtėjimo, sandorių verčių prasme išliekame panašiame lygyje kaip ir 23 metais. Žiūrint kažkiek išleistų emisijų skaičių, ką gal verta įžvalgą paminėti, kad 23 metais, kaip matote, emisijų skaičius smarkiai neišaugo, bet vertė išaugo, tai reiškia, kad dominavo keletas didelių siūlymų. O 24 metais vėl turime emitentų augimą, tai emisijos kažkiek smulkėja, iš kitos pusės tai reiškia, kad ateina nauji emitentai, kas vėlgi džiugina, nes emitentų įvairovė yra, ko iš tiesų nori ir patys investuotojai. Palūkanų norma, čia kažkokių stebuklų nėra, kaip matote, yra gana gera koreliacija su ECB palūkanų norma, tai aukščiausias lygis 11,4% buvo pasiektas 23 metų viduryje, o šiemet matome sumažėjimą ir trečiajame ketvirtį paskutinės emisijos vidutinė palūkanų norma apie 10, tai sumažėjimas yra, iš kitos pusės tai vis dar esame dviženklėje palūkanų teritorijoje. Ir žiūrint į dešiniai pusę viršutinį grafiką, kokiosgi palūkanų normos populiariausios, tai matome, kad vidutinis segmentas 8-12%, aišku, prieš 5 metus, jeigu kažkas būtų pasakęs, kad tai yra vidutinis palūkanų segmentas, tai
niekas nebūtume patikėję, bet tokioje realybėje esame. Ir galiausiai šiek tiek apie patį struktūrizavimą, kai jau užsiminiau, fiksuotas ar Euribor plus marža palūkanų norma. Matome, kad 22-23 metais apie 18% tik emisijų buvo sukintama palūkanų norma, o šiemet bent jau kol kas matome sumažėjimą, kad emitentų interesas siūlyti kintamas palūkanas yra nukritęs. Ką vėlgi tai leidžia daryti tam tikrą įžvalgą, kad ko gero emitentai labiau įsiklauso į tai, ko nori investuotojai. Nes 22 metais, kai dar visi kalbėjo apie palūkanų normų kilimą, tai tikėtina emitentai siūlė investuotojams galimybę išsaugoti savo investicijų vertę net ir kylant palūkanom, o dabar, kai investuotojai mato palūkanų mažėjimą, nori fiksuoti visam periodui konkrečią palūkanų normą, emitentai prisitaiko ir dažniau siūlo fiksuotos pajamingumo obligacijas. Terminai vidutiniai, kaip aš minėjau, jeigu pažiūrėtume į grafiką apačioje, 3 metai yra gana auksinė taisyklė, 22 metais vidutinis terminas 3 metai, šiemet vėlgi 35 mėnesiai, tai 3 metai, tik tais 23 metai sumažėjimas sąlyginis iki 2,5 metų. Kas tai galėjo remti, bent jau mes bendraudami su investuotojais irgi girdėjom, kad praeitais metais buvo padidėjusi preferencija į trumpesnio periodo skolą, su kuo tai susiję, ko gero su geopolitiniu neapibrėžtumu. Ir jam pasibaigus, dabar geopolitika, ačiū Dievui, bent jau kol kas yra labiau antram plane, tikėkime taip ir liks, sugrįžo sąlyginai ilgesnis investavimas. Ir įdomiausias grafikas, ko gero, vis dėlto yra kairėje, tai yra šiuo metu išleistos emisijos, kada jos turi būti išpirktos. Ir kaip matote, 25-27 metai yra lakmuso metai, tikrai daug emisijų, kaip jo pasiseks įvykdyti savo įsipareigojimus investuotojams, didžiąją dalimi, ko gero, nulems ir kur toliau pasuks rinka ir obligacija kaip instrumentas, koks jo bus patrauklumas ateinančiais periodais. Šiek tiek lendam giliau, koksgi buvo emitentas, kaip minėjau, vis dar dominuoja finansai, nekilnojamas turtas, tai yra dvi industrijos, kurios dominavo ir prieš 22 metus, bet ką mes matome, tai besiplečiantį sektorių ratą, turime paslaugos, prekybos, kitų emitentų, kas iš tiesų džiugina ir bendraudami su investuotojais, instituciniais investuotojais girdime, kad jie, dažnu atveju sako, duokite mums kažką kitokio negu finansai ir nekilnojamas turtas. Tai rinka link to ir eina. Ir siūlymo forma vis dar matome, kad dominuoja ne viešas, bet bent jau toks trendas, kurį mes stebime, kad auga investuotojų ir emitentų susidomėjimas viešom emisijom, tiek dėl stiprėjančio retailinio segmento ir bent jau mes taip ekspertiškai vertinam, kad viešas siūlymas turėtų būti tai, į kur visa rinka orientuosis ateinančiais metais. Galutinis papjaustymas jau čia analizuojame viešai platintas emisijas, kur turime daugiau informacijos apie kurgi lėšos naudotos, užtikrinimo formą. Tai jeigu prieš tai minėjau, kad bendrai paėmus viešus, neviešus siūlymus dominuoja turtų užtikrintos emisijos, neviešų atveju net 65% emisijų nėra siūlomas joks užtikrinimas, 22% įprastinis turto įkeitimas, bet gal kuo skirtingos obligacijos nuo bankinės skolos, tai kad obligacijų investuotojams priimtina lankstesnis požiūris į keitimą, tinka ir akcijų keitimas, gal ir kažkoks grupių įmonių ar holdinginių įmonių laidavimas. Ir tai yra vienas iš patrauklumo šio instrumento, lyginant su tradicinė bankinė skola. Panaudojimas, kaip matome, refinansavimas net 32% atveju, tai sakyčiau labiau nulemta ir to fakto, kad nemažai turime rinkoje emisijų, kurios kas keletą metų prasitęsia, refinansuoja, kažkiek pasididina sumas, tai čia toks istorinis palikimas, kad tas refinansavimas didžiausias, bet antroje vietoje apyvartinės lėšos, tai vėlgi, bent jau mes bendraudami su įmonėmis girdime, kad gauti bankinį finansavimą apyvartinių poreikių yra sąlyginai
sudėtingiau negu kažkokiam vystymo investicijų projektui, tai džiugu matyti, kad obligacijos kaip alternatyva būtent tenkina šitą poreikį. Visi kiti panaudojimai, aišku, orientuoti į verslo augimą ir tvarios verslo plėtros užtikrinimą. Ir galiausiai keletas skaidrių apie praktinius aspektus. Aš nemažai kalbėjau apie viešą, neviešą. Kuo tai skiriasi, tai viešas ir neviešas platinimas, savo terminologiją, tai turbūt koncentracija ir apie informacijos sklaidą. Jeigu vykdome platinimą neviešai, mes esame sąlyginai apriboti, galime pasiūlyti investiciją iki 150 investuotojų atskiroje jurisdikcijoje. Tikrai negalime naudoti viešų sklaidos kanalų, žiniasklaidos ir panašiai, ir dažniausiai turim išsirinkti konkrečią rinką, kurioje mes siūlysim. Kaip taisyklė, Lietuvos emitentai renkasi Lietuvos rinką. Viešas siūlymas, tam tikra kokybinis, kiekybinis, visai kitas lygis. Kam pasiūlyti obligacijų mes nesame ribojami, galime naudoti skirtingus sklaidos kanalus, reklama, webinarai, straipsniai žiniasklaidoje ir dėka Nasdaq sistemos iš tiesų galime labai patogiai ir paprastai tas pačias obligacijas tuo pačiu metu pasiūlyti visom 3 Baltijos šalim. Ir irgi svarbus aspektas, kad tai nėra sudėtinga iš pasirengimo pusės ir smarkiai sudėtingiau negu neviešas platinimas. Kalbame, kad pasirengimo prasme čia tik papildomos keletą savaičių. Vėlgi tai yra dėka naujos, jau gal ir senos reguliacijos, kuris sako, kad iki 8 milijonų eurų obligacijų mes galime viešai platinti supaprastinta tvarka, neinvestuojant daug laiko į prospektų rengimą ir panašiai. Tai vėlgi šitas aspektas, sustiprėjęs retailinis segmentas mums leidžia spręsti, kad tas viešas siūlymas bus įprastinė praktika ir tikrai emitentus raginame link to ir judėti. Ir galiausiai trumpai apie kaip atrodo tas platinimo procesas. Tai vidutiniškai nuo pasirengimo, tai yra nuo pasirašymo sutarties su finansiniu patarėju, teisiniu patarėju iki pinigų gavimo, pats procesas užtrunka vidutiniškai 2-3 mėnesius. Labiau gal sakyčiau arčiau 3 mėnesių ir yra 2 etapai. Vienas pasirengimas iki 6 savaičių, tai yra kai mes kaip patarėjai pasijungiame kartu su emitentu ir kalbame apie struktūrą, kokią verslo problemą, poreikį turi išspręsti šitas finansavimas, iš to gimsta pati obligacijų struktūra, galiausiai aprašoma visoje dokumentacijoje, ir tuo metu galima dar irgi pasidaryti tam tikrą pirminę komunikaciją su investuotojais, jeigu yra noras, vadinami pilotiniai susitikimai, ką tai duoda tam tikrą papildomą užtikrinimą prieš einant viešai, žinoti, koksgi bus investuotojų interesas ir turėti didesnį užtikrintumą dėl projekto sėkmės. Pats platinimas vyksta aktyviai 3-4 savaitės, jeigu žiūrėt pastarųjų metų platinimus, tai sakyčiau labiau 3 savaitės. Ir iš emitento pusės, koksgi įsitraukimas yra, tai tiesioginis įsitraukimas į komunikaciją, dalyvavimas webinaruose, nuotoliniuose pristatymuose investuotojams, tam tikri gyvi renginiai, paraleliai vyksta žiniasklaidos fonas, straipsniai, reklamos ir panašiai. Po visos pabaigos dar reikia nusimatyti apie 1 savaitę visų galų uždarimui, paraiškų surinkimui, obligacijų užregistravimui ir pinigų išleidimui. Tai praėjus 1 savaitę maždaug jau emitentas gauna visas tas pritrauktas lėšas ir pradeda galvoti, kur jas įveiklins ir kaip tas obligacijas grąžins, žinoma. Tai apibendrinant mano pristatymą, žiūrint į globalią rinką, matome, kad iš tiesų pastaraisiais metais netgi stebimas šiek tiek sulėtėjęs pasaulinis obligacijų leidimo aktyvumas, kas susijęs su didesnė pinigų kaina. Mūsų regionas atrodo unikalus, nes iš tiesų aktyvumas augo net ir augant palūkanų normai, kas susiję vėlgi su kaip jau minėta, finansavimo prieinamumu įmonėms, iš kitos pusės stiprėjančių ir retailinių investuotojų segmentų. Kas mus džiugina, tai besiplečiantis emitentų ratas, didėjantis mažmeninių investuotojų įsitraukimas. Ir aišku, kaip jau rodyta ankstesnėje skaidrėje, 25-27 metai tai tam tikras testas, kurį
tikėkime, kad emitentai praeis sėkmingai ir džiaugsimės uždarę šitą pradinį obligacijų suaktyvėjimo etapą ir įžengsime ilgalaikį šito instrumento buvimą mūsų ekonomikoje.